Grįžtame prie mitybos ir sporto balanso patarimų. Šįkart kalbėsime apie skaidulas, kurios reikalingos aktyviam ir subalansuotam gyvenimo būdui. Labai įdomus dalykas, kalbant apie maistinės skaidulas, yra tas, kad būtent jos gali suteikti didesnį sotumo jausmą. Todėl žmonėms, kurie norėtų ne vien tik tai, tarkim, jaustis gerai, galbūt pasportuoti, tačiau ir kontroliuoti savo kūno svorį, yra labai svarbu gauti maistinių skaidulų. Kadangi juose esančios tirpiosios skaidulos, tokios kaip, pavyzdžiui, beta-gliukonatai, mūsų organizme tirpsta, brinksta, užpildo skrandžio turinį ir leidžia jaustis daug sotesniems ilgesnį laiką. Kiekvienas mano rytas startuoja nuo to, kad aš vieną šaukštelį skaidulų dedu arba į jogurtą, arba vat, kaip čia į graikišką jogurtą su gojos sėklom ir tada įdedu vieną šaukštelį skaidulų ir, žinokite, iš karto pats patiekalas įgauna man ne tik kitokį skonį, bet ir kitokią spalvą. Ir kadangi aš esu pakankamai užimtas žmogus ir neturiu galimybių skaidulų gauti iš įvairių produktų, todėl aš visuomet į darbą atsinešu dėžutę ir tada galiu tiek ir pradėti darbą, tiek ir baigti darbą su maistu, kuris yra skanus, sveikas ir kokybiškas.